lyg šiol istorija buvo rašoma taip, kad kiekviena dabarties epocha iškeldavo pagrindinius klausimus praeičiai. Ir ta praeitis į istoriją pakliūdavo kaip tų pagrindinių klausimų, svarbiausių procesų atspindys. Ir istorijoje likdavo neatspindėta visa gyvenimo įvairovė, visos jos spalvos. Ir dėl to ateities istorijai turbūt svarbu daugiau dėmesio kreipti į gyvenimo kasdienybę ir į tas gyvenimo spalvas, į platesnę įvairovę.